Liorančas. Ir pasitikite mėlynai ringo kampą. Yra vienas skirtumas tarp šių kovotojų. Šis, kurį pristatau dabar, yra 6 metais jaunesnis. Sutikit, mėlynasis ringo kampas. Lietuva. Gabrielius Savickas. Saulala mootula pateke, mudu mažipe medile pateke. 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 Gabrielius Savickas. O va čia dabar ir klausimas Kauno sporto halei, kas šitoje kauniečių akistatoje palaikys raudono ringo kampą. Robertas Liorančas. O kas visa širdim už Gabrielių Savicką? Nugara, Gabrielius. Bota aí. Gerai. Nugara, next time. Gerai. Nugara. Nesimėt. Dažniau. Bota aí, va, šumolis. Taip, gerai. Spaus po biškelį. Tam tik, Gerai. Rankos vietoj. Ir ne po vieną smūgį, ne po vieną. Labai gerai. Serijom. Va čia dirbti. Sakyk. Gerai. Vėl nugarytę. Spaudži, televijų. Daryk tam. Stop! Get back. Good. Stand up. Max. Nugara dirba. Ne po vieną, Gabrielius. Ne po vieną, Gabrielius smūgį. Vatai. Dažniau. Neduok įdėti. Vatai. Stop! Judink, Irok. Max. Nugara. Vatai. Nugara visą laiką dirba. Vatai. Gerai, Gabrielius. Vėl nugara.
Jau biškį. Šonai judėk. Va, labai gerai. Nu. Liuk, enda. Nugarytė, dirbi. Liuk, valdai. Baigėsi pirmas raundas. Ir dar kartą dėmesys į raudonąjį ringo kampą. Kaip įprasta, pradžioje kalbam apie ten esantį kovotoją ir čia 5 kartus Lietuvos čempionas. Europos žaidynių 9 vietos laimėtojas. Prieš 3 metus Montana Bell Paryžiuje turnyre 3 vieta. Šociko turnyro nugalėtojo vardo dar reikia. Jis iš Kauno sporto mokyklos Gaja. Rytoj jam 29. Robertas Liorančas. Gynyba. O taip, pamoni. Iš arčiau. Gerai. Vėl nugarą. O taip, pamoni. Enda. Gerai. Gerai. Apatinių pamūš. Gerai. Darykam. Čia labai gerai. Darykam. Gerai, Gabrieliu. Gynyba tvirtai. Neduok įdėsi. Ne po vieną smūgį. Taip, judėk. Eik dirb, Gabrieliu. Dirb, nugarą. Po 3 smūgius, Gabrieliu, po 3. Davai! Vėl, po 3 smūgius, po 3, 4. O taip! Vėl taip pat. Po vieną smūgį. Serijum. Reikia serijum. Labai gerai. Dar, serijum. Šoninį žemiau. Muškilėti Baigėsi ir antras raundas. Rimta akistata. Sakykit, ką norit. Ir mėlynajame ringo kampe Gabrielius Savickas. Jeigu sakiau, kad Robertas Liorančas savo gimtadienį švenčia rytoj, tai Gabrielius Savickas užporyt. Čia dar vienas jūsų tapimas. 8 metus boksuojasi šis kovotojas. 36 dvikovos, 29 pergalės.
Dano Pozniako turnyro vicečempionas ir Lietuvos jaunimo čempionato nugalėtojas. Jo treneris irgi Vidas Bružas, jis irgi atstovauja tiek Lietuvos sporto universitetui, tiek Kauno sporto mokyklai Gaja. Mėlynas ringo kampas Gabrielius Savickas. Seconds out. Žemiau šonimis. Įperti šonimis. Uždaryk kam? Nugarą. Paruošt ataką. Gabrieliau, paruošt ataką. Pajudėk. Ta kairė. Paruošt, tada muš. Su apatiniu, bandyk supykti su apatiniu. Va, gerai, labai. Uždaryk, neduok judėti. Va. Gerai. Nepaleis. Būk prisispaudęs. Va taip. Ne po vieną, Gabrielius. Serija smūgių, Gabrieliu. Kas? Gerai, labai. Gerai. Po du pilnų. Su apatiniu, Rokai. Nebedaug vėliavų, Gabrieliu, nebedaug. Padaryk galiuką. Pamėgink apatiniu, Rokai. Pamėgink apatiniu. Va, gerai, labai. Nebedaug vėliavų, Gabrieliu, nebedaug. Labai gerai. O taip. Triukšmo, haliai! Kas galvoja, kad šitą kovą laimi Robertas Liorančas? O kas pergalę atiduotų Gabrieliui Savickui? Aišku, sprendžia ne žiūrovai, sprendžia teisėjai, ringo teisėjas. Netrukus iškels vieno iš kovotojų ranką aukštyn. Ir tai reikš, kad jis laimi 29-ąjį Šociko turnyrą. Ponios ir ponai, šią dvikovą laimi ir pagaliau titulą šiame turnyre iškovoja Robertas Liorančas, raudonasis kampas.
Rimti vyrukai, Gabrielius Savickas, Robertas Lioračas, ačiū už kovą. Kauno sporto halėje susirinkę žiūrovai šiandien pamatys dar 3 kovas ir mes lipam svorio kategorijomis į viršų. Dabar bus kova svorio kategorijoje iki 85 kg.